Kristui visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimais žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiai mergelę Mariją, visus angelus iš jaunimas mąsto kitaip. Jūsų vaikai patys sužinojo tiesą apie tautos praeitį, jos didvyrius, kankinius, apie tautos kančias. Sužinojo, kad žmogus ne beždžionės vaikas, bet Dievo. Sužinojo, kad ne Rusijoje, bet Lietuvoje gyvenam. Iki šiol jaunimui melavome. Vieni melavo, kiti tylėjo. O tie, kurie sakė tiesą, prieš juos mes šiandien lenkiame galvas. Netikėjote jūs vyresnieji. Jūs sakėte, nesulauksime mes šitos dienos. Netikėjote jūs laisvą Lietuvą. O jūsų vaikai, mūsų tautos jaunimas, su kuriuo teko bendrauti, tikėjo. Ir štai sulaukime tautinį vėliavą jaunimo rankų. Mergaitės, įnešusios šią vėliavą į mūsų tautos didvyrio Girėno tėviškės bažnyčią, neužmirškite to. Neužmirškite šitos dienos, šitos valandos. Tai nebus jūsų rankos niekada suteptos žmonių krauju, o jūsų širdys tegu visada bus ištikimos Dievui ir tėvynei, kaip šiandien. Padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, viešpats su jumis. Melskimės, Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama, tad palaimink šią mūsų tautos trispalvę vėliavą, kad kiekvienas, kuris pagal tavo valią juo dėkingai naudosis, šaukdamasis tavo švenčiausio vardo, gautų iš tavęs dvasinių jėgų, dvasinę globą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
akise taip šviesu? Kodėl esam stiprus ir drąsūs? Sklando virš mūsų visų gerosios protėvių dvasios, gimtinės dainų gaiva. Laimingi mes, kilnūs ir švelnūs. Atsitiesė Lietuva trispalve žolele po viešpaties delnu. Kalba Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatas, Lietuvos komunistų partijos Šilalės rajono partijos komiteto pirmasis sekretorius Jonas Jagminas. Gerbiami šilališkiai, brangus svečiai. Mūsų širdyse dar gyvi prisiminimai tos dienos, kai buvome susirinkę čia, gražiame Žemaitijos kampelyje, pagerbti mūsų tautos didvyrių Daliaus ir Girėno atminimą, prisiminti jų žygdarbį. Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad tada su širdies virpesiu ne vienas pasižadėjome būti verti savo kraštiečių atminimo. Sunku pasakyti, ko buvo daugiau. Ar liūdesio, kad didvyriai žuvo, ar džiaugsmo, kad pagaliau vienybėje pajutome savo galę ir tikėjičiai pernešė jiem sparnų per visą Atlantą. Savo gyvybių kainą jie sumokėjo už tai, kad atsiliepė į trispalvės vėliavos šauksmą. Todėl visai neatsitiktinai tautinė vėliava šiandien suplevėsos čia Vytogaloje. Tai ne vieno ar dviejų žmonių noras, tai visų mūsų pageidavimas, tautos valios pasireiškimas. Vėliavos iškėlimas reikšmingas įvykis ne tik tai mūsų rajono gyventojams, bet ir visai Lietuvai. Tačiau tai nereiškia, kad tuo mūsų darbai... Krapavickas Antanas, senas vytogalietis pensininkas. Ir Vaičiulytė Rosita, Šilalės pirmos vidurinės mokyklos 12 klasės mokinė, Rosita lėktuvų sporto 3 atskirio sportininkė. Į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs. Šaukiu lietuvių burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies, kad tamsiame vidurnakty nežuvę pakiltų rytmečiui gyvent, žydėt, iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždėkit naują ugnį širdyse. Vergams palikit vergo naktį klaikę. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš to